Labas. Ir vėl kaime. Jau iš ryto pasidariau namų darbų. Kažkaip tik nepakylo rankos įsijungti kameros. Tai pietus, susirenkam šitos dalykus ir važiuojam. Važiuojam po truputėlį surinkinėti. Op. Ir mes jau čia šitą antrą lokaciją. Tai kadangi esu tinginys, man reikia kažkaip tai nusitepti medieną antiseptiku ir pasirodė labai nuobodus darbas tepliot rankom. Tai pasidariau va tokį lovį. Į šitą lovį supilsiu antiseptiką ir tiesiog nardinsiu medieną. Žiūrėsiu, ar čia pasiteisins mano šita mintis. Kažkur žinau, mačiau, akis užkliuvo. Galvoju, ir aš pasidarysiu. Tai pasidaryti neužtruko ilgai. 1-2. Nu ir pabandysim pažiūrėti, kas čia gausis. Važiuojam! Nu visgi gerai. Gerai, kai išeina pasukti biškį galvą, tam, kad sutaupytum laiko. Vonia pasiteisino. 8 minutės ir 3-4 kartus greičiau padarytas darbas. Gerai? Taip. Dabar 1, 2, 3, 4. Kol kas galiu padaryti 4, nes ten man sulūžo grąžtas. Taip, dabar čionai dedam plevelę, tam, kad neprauktų žolė. Ir bandysim dėti brūsus. Važiuojam. 1-2, ruošiamės čia. Palau. Kažkaip tai šiandien gaunasi padirbėti. Neprisišnekėti svarbiausia. Tai dabar pjaunu čia. Pjaunu ten, pasidarau 6 metrus ir dedu ten. Kažkaip nuobodokai pas mane pavidėjo. Žiūriu, kad jokių komentarų, jokių pastabų. Nu, ačiū. Tikiuosi, kad viską darau gerai, nors labai abejoju. Viskas. Pasiruošiam. Atvažiuoja biškį rimtesnis aparatas.
Tada-dadam. Dar viena nauja lokacija. Ir sako žmonės, kad sėkmė mėgsta tylą. Nu, ne velnė. Įkėliau video, įkėliau story. Pasidalinau, kad esu beprotis. Sulaužiau grąžtą. Prašau. Mano vienas iš stebėtojų parašė, galim padėti. 1, 2, atvažiavom, sugrėžiam, padarėm, nei man nugarą lenkti, nei iš to duslintuvų kvepuoti. Ir darbas atliktas per porą valandų. A tai būčiau 2 dienas tikriausiai durniavęs. Gruntas ne kažką, darbas padarytas. Ačiū Genovaitei. Ačiū Leonui, kad atvažiavo. Ką dabar liko tik subetonuoti. 72 skylelės. Ir darysim sekančius etapus. Kažkaip tai taip. Nu, bet jau gerai. Privargau. Nu, negaliu skūstis, oras geras, bet saulė kepina visą dieną. Į veidą, į nugarą, į šoną, į rankas, į viską. Ir kažkaip džiugesio kažkaip šiandien pas mane nedaug, nors darbų nudirbom. Išsigręžiam šiandien polių 1 milijonas. Ir nedžiugina dėl to, kad vienam su maišykle betonuot polius neįdomu. Bet, kaip sakant, kepurė opt. Reikia kelti užpakalį ir eiti trasą. Tai šiandienos mano darbai atrodo taip va. Atsivežiau jau medieną čionai šiek tiek. Vis kiekvieną kartą važiuodamas paimu keletą lentų. Jo, taip jau gavosi, kad dabar mes turim čia 30 cm skersmens polius. Ir jeigu aš galvojau, kad aš savo polius gręžiu 80 cm, tai čia yra daug daugiau. 1,10 m tikriausiai, ir kas man nelabai įdomu. Įdomu tai, kad reikia 3 kart daugiau betono. O bet tvirčiau, rimčiau bus. O dabar dar noriu užduoti rimtą klausimą jum. Tai aš vis čia dirbu, nieko jum nepasakoju, ką čia darau, kas čia bus, vaikštau, kažką tai čia maklinėju. Ir aišku, žiūrovų pas mane kol kas nedaug, bet kai kažką tai matot, kažką tai žiūrit, pakomentuokit, kaip įsivaizduojat, ką va šitas ponaitis šitoj tundroj be aplinkui gyvenančių žmonių sugalvojo padaryti. Nu, pabandom bent keletą spėjimų ir žinokit, neužilgo po truputėlį bandysiu jūs įvesti jau į tai, kas čia bus. O galbūt ir atspėsit. Kas atspės, tai tikrai aš duosiu žinią, atkomentuosiu atgal. Tai judam toliau svajonės link. Labą dieną su vištiena. Deginuosi šiandien. Nu, vis keičiu lokacijas, bet pasirodo gal ir tikslingai. Tai buvom ten, šiandien vėl ten sugrįšim. 36.
didelės skylės, kurias pavargau betonuoti. Tai dariau ir galiausiai mano tėvukui manęs pagailo ir atvarė pagelbėt. Tai jo, dvigubai greičiau per 2 dienas, nepilnas po 2 pusdienius pasibaigėm čia. Bėda tai, kad lietus nenustoja, visur buza, poliuose buvo vanduo, tai kiek galėjau išsėmiau, kiek negalėjau tiesiog užpylėm, bet manau, kad laikys, kur ten nelaikys šitiek betono. Tai važiuojam toliau, važiuojam šiandien tenai krapštytis.